Sveiki visi. Šiandien iš lauko transliuoju, labai gražus oras, vėsokas, sustriukia gerai, bet taip norisi, saulė šviečia, tai norisi pabūti gamtoj. Girdisi turbūt ir fontanėlių čiurlenimas. Kaip jums sekasi su detoksu, jisai keliauja po truputį į pabaigą. Dar nebaigiam, aišku, priklausomai nuo to, kada kas startavot, bet žodžiu, noriu truputį jau pristatyti antro mėnesio produktą, programą. Jinai bus antiparazitinė. Valysimės parazitus. Jeigu pirkot ar dar pirksit, yra du variantai, Parashield Plus arba Parashield. Aš turiu Parashield Plus, čia gal atvirkščiai rodo, bet žodžiu, šita dėžė yra skirta 2 mėnesiam. Joje yra 2 produktais daugiau negu Parashield, o pati Parashield programa yra skirta mėnesiui. Tai pasirenkat pagal galimybės, aišku, daugiau produktų, ilgesnis procesas, reiškia, ir valymas yra geresnis, labiau giluminis. Pirmiausiai, ką noriu pasakyti, kad pradėjus antiparazitinę programą, didelė tikimybė, kad prasidės nuotaikų šokinėjimas, aukštyn žemyn, žodžiu, gera bloga nuotaika, gali atsirasti poreikis, arba tai yra noras daugiau valgyti. Ir kodėl tai yra? Tai yra dėl to, kad parazitai pajaučia jiems grėsmę, tai atsirasti gali baimės įvairiausi potyriai. Neįsigaskit, tai yra tiesiog parazitų siunčiama energija, jie jaučia galą ir pradeda atskleisti tą energiją. Tai žodžiu, gali šokinėti nuotaikos ir gali atsirasti didesnis noras valgyti, nes jiems irgi atsiras badas ir jie pradeda siūsti tą energiją, kad reikia maisto. Tai būtų gerai, kad jūs nepradėtumėt daugiau valgyti ir nereaguotumėt ir sąmoningai suprastumėt, kas tai yra ta nuotaikų kaita. Bet kuo daugiau, aišku, parazitų organizme, to didesnis gali būti šokinėjimas. Aišku, kiti dalykai irgi gali padidinti tą šokinėjimo laipsnį. Tai vat yra 2 produktai. Čia yra šafranas, jisai iš krokus porų pagamintas ekstraktas. Šafranas yra labai gerai nuotaikų kaitai subalansuoti, kad tiesiog nebūtų tokio didelio šokinėjimo. Aš jau pradėjau jį vartoti, kad pasiruošti, o ir šiaip tos nuotaikos šokinėja. Tai šafranas yra labai gerai, jo vartoti po 1 kapsulę ryte, konkrečiai reguliuoti nuotaikų kaitai. Ir yra kitas produktas Grifonija. Ji yra skirta, kad jinai padeda sukelti serotonino kiekį kraujyje, reiškia to laimės hormono. Tai irgi yra pagalba, kad nuotaika būtų geresnė, kad to depresyvios mintys mažiau lystų ir apskritai gal yra jau turit su tuo problemų. Jų geriam po 2 kapsulės ryte. Tai žodžiu, aš abi pradėjau vartoti, kad tiesiog pareguliuoti ir serotonino kiekį kraujyje ir nuotaikų kaita, kad taip nešokinėtų. Tai čia yra papildomi produktai, jeigu jau dabar turit su tuo problemų ir jeigu atsirastų geriant Parashield produktus, irgi turėkite omeny, kad yra toksai variantas pagelbėti šiek tiek situacijai. Tai va, o dabar Parashield Plus yra šita didelė dėžė. Žiūrim, kas jos yra viduj. Aš surašiau, kaip vartoti visus produktus, yra grupėje, o dabar tiesiog pasižiūrim, yra vėlgi į vandenį Coral Mine, daug čia pakelių, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadangi tai yra 2 mėnesiam programa, tai ir mineralų yra daugiau, jos vartoja vandenį, 1,5 litro vandens 1 pakelis, 1 dienai. Toliau turim Superflora, tai yra probiotikai. Yra toliau Burdok, šita, kaip jinai vadinasi, lietuviškai, to aš surasiu, šaknis, to aš pasižiūrėsiu lietuviškam tekste, kaip jinai verčiasi. Yra selenas, toliau yra Parafait, antiparazitinis produktas. Toliau yra Assimilator. Ir toliau turim MSM-as. MSM yra labai platus diapazonas vartojimo. Ir Black Walnutas, šitas riešutas juodasis irgi ir kepenų valymui ir veikia labai antiparazitiškai.
Taip, pasižiūrim, kas ką daro, aš tuoj atsiversiu, kad jums nepameluočiau ir tiesiog, tai va, tai parafaitą, ką tik sakiau, jis yra, tai yra probiotikai, atstatyti, žodžiu, bakterijų kiekį žarnyne, nu, bet kaip aš lietuviško teksto, va čia lietuviškas tekstas, o kur apie produktus, taip, šičia. Netgi skaito, kad tai yra ir parafaitas irgi yra antiparazitinė priemonė. Joje, ne parafaitas, oi ką aš čia maišau, superflora tai yra būtent probiotikai. Bifido ir pieno rūgšties bakterijos. Ir prebiotiko inolino kombinacija. Toliau, ką mes turim, parafaitą. Toliau, kur tas parafait? Šičia, parafait. Plataus spektro antiparazitinė programa. Sudaryta iš 12 augalų. Juodas riešutas, gvazdikėliai, ramonėlios, genocijonai, ilgiai pipirai, kraujažolės, vilarožė, česnakai, pipirinės mėtos, čiobreliai, šalaviai, raudonėliai. Žodžiu, čia grinai antiparazitiniai papildai. Juodasis riešutas, tai būtent jisai yra, jisai skirtas kovoti su helmintais ir normalizuoti virškinimo sistemos darbą, bet jis tikrai yra labai gerai ir kepenų valymai, kas yra labai svarbu ir antiparazitiniai programai. Assimilator, tai yra fermentų kompleksas, gerinti virškinimo ir maistinių medžiagų įsisavinimą. Toliau selenas čia. Kas jisai per daiktas? Tai yra... Jame yra vertingų medžiagų, kurie stabdo patogeninių mikroorganizmų gyvybinę veiklą ir aktyvina imuninės ląsteles kovą su jais. Ir selenas dalyvauja imuninių ląstelių sintezėje. Palaiko tiek įgimtą, tiek įgytą imunitetą ir stiprus antioksidantas. Tai va, ir jame yra vitaminas C, kuris padeda labiau veikti ir sustiprina, žodžiu, vienas kito poveikį gerai. MSM-as. Tai yra biologiškai įsisavinama organinė siera, MSM, vitaminas C ir biotinas. Jos padeda iš organizmo pašalinti daugelį toksiškų medžiagų ir suteikia antioksidantinę apsaugą, gerina odos, plaukų ir nagų būklę. MSM iš viso yra labai platus, jis yra labai gerai raumenim. Irgi juos galima maišyti ir į masažinius kremus, jeigu yra skausmai raumenyse, MSM yra labai gera priemonė, būna ir tepamam variante kaip kremas. Taip, ir kas mums dar liko? Mums liko būtent, kodėl neturiu aš šito burdo krūt, šitas, kurio aš nežinojau kaip verčiasi, varnalėša, varnalėšos šaknis, šaknų ekstraktas, žodžiu, pagreitina natūralius organizmo valymosi procesus ir stabdo patogeninių mikroorganizmų dauginimąsi virškinamajame trakte. Tai va, tai visas šitas paketas yra 2 mėnesiam, kas pirksit, aš tai tikrai rekomenduoju, jeigu galit, tai parašyl plus įsigykit. Ir procesas bus ilgesnis, bet tikrai efektyvesnis jau, kaip sakant, pradėjus geriau viską maksimaliai iš to išnaudoti. Ir turėkite omeny grifoniją ir šafranas, jis vadinasi safrino, juos esant nuotaikų kaitai. Bet tiesiog neįsigaskite, jeigu atsiras nuotaikų kaita, turėkite omeny, kad tai yra tiesiog parazitų siunčiama informacija, o niekas daugiau. Tai ką, sėkmės, rašykite, jeigu klauskit kažkas neaišku, kas vyksta, kas nevyksta, žodžiu, o su mityba vėlgi vengti miltinių produktų, vengti kavos, mažinti iš viso, kad kavos gerimas, jeigu geriat kavą, kad būtų bent 2 valandos iki šitų papildų gerimo arba 2 valandos po papildų gerimų. Tai yra labai svarbu. Už tai rekomenduoju, aš ir dariau video, kad gerti lubinų kavą ar kažkokius kitus pakaitalus, jeigu negalit be jos, nes tikrai kava susilpnina papildų įsisavinimą ir jų veikimą. Tai kam bereikalo gerti ir paskui slopinti, geriau man atrodo, arba turėkit tarpą, kada jūs kažkokiam tai turit ilgesnį tarpą, kai negeriat papildų, tarp pietų ir vakarienės gal, ir tada tuo metu išgert puodelį kavos. Visą, sakau, vartojimą jums esu susakiusi,
kaip gerti. Aš manau, kad aš čia nekartosiu, yra visas sąrašas, vis tiek neatsiminsite, jeigu aš čia ir dabar perskaitysiu. Tai va, tai sėkmės, rašykit, komentuokit ir valykimės toliau. Iki.